Sveiki, čia ir vėl laida gyvai iš studijos. Ir šiandien pas mus svečiuose psichologė Rita Milinavičienė. Labą dieną. Labą dieną. Rita daugiau nei 13 metų dirba svorio korekcijos srityje ir sukūrė psichologinę programą Lieknėkime kartu. Taip? Tai papasakokite, prašau, apie save. Žinau, kad atsikratėte 64 kg, ar ne? Šiai dienai 63, nes vienas kilogramas siupo, bet šiaip orientaciniai taip, nes buvo laikas, kada aš buvau labai graži, raukšlių nebuvo ir visa kita, taip jaunai atrodžiau, svėriau tik 128. Tai kartais, kada seminaruose, kažkur gyvuose susitikimuose parodai nuotraukas, tai kartais sako nesąmonė, čia visai ne jūs. Tai va, ir pradžia ta nebuvo labai džiaugsminga, todėl kad nustatė diabetą, gana piktą. Ir trečią kartą išvežus ligonį jį nustatė, iš pradžių kažkaip nebuvo taip, kad jį atrastų. Stebiuosi iki dabar, nes atveža tokią didelę tetą, ne, su 120 su viršum ir neranda kokia priežastis, kraujotakos sutrikimas. Tada jau iš trečio karto jau aišku atrado tą nesąmoningai aukštą cukrų. Ir po to gydytojos buvo komentaras toks, arba aš metu svorį, arba manęs laukia insulinas, kadangi aš esu pasaulinis bailys, patikėkit. Tai jau iš karto suplanavau, bet ką darysiu, kad tik tai kažkiek. Nors tiesą sakant, aš turiu tokį terminą lietuvių kalboje, jis nėra teisingas, bet aš ir dasidėtinau iki 128. Tai dieta kiaušiniai, tai salierų, tai kopūstų sriubos, tai patikėkit, nežinau, ko tik nesu išbandžiusi. Tai va, tai tas dasidėtinimas davedė iki to, kad iš tikrųjų aš jau svėriau, buvau didelė teta ir graži, ir didelė, ir daug. Tai va. O kiek jums buvo metų tuo metu? 38. Ir va, ir tada tai jau... Kaip viskas vyko? Taip įvyko, pirmiausia, tai aišku išsiuntė kadangi prisimušiau krūtinę, kad tikrai mesiu svorį, tai išsiuntė į sanatoriją. Ten sutikau tokią endokrinologę, daktarę Dalę, mirusi, bet labai daug sudėliojo taškų, jau pradėjau dėliotis, bet cukrai nekrito taip, kaip aš norėjau. Ir vis tiek grėsė tas insulinas, tai kas beliko ieškotis pagalbos. Pabandžiau, aš beveik 4 metus mučiausi pirmyn atgal. Labai gerai atsimenu, 12 sulieknėjai, 17 priaugė. Čia kas nesusidūrė su antsvoriu, tokių dalykų labai sunkiai supranta iš tikrųjų. Tai va, ir va tas gavosi toks, kad perskaičiau literatūroje, kad yra tokia klinika Maskvoje tuometinėje ir ten gydo narkomanus, apsirijėlius ir alkoholikus. Taip, taip ir vadindavo apsirijėliais, tai nebūdavo gražesnio pavadinimo. O jūs save irgi laikėte? Taip, taip. Aš paskui jums parodysiu nuotraukas. Jūs galėsite į komentarą, mes įkelsime. Gerai, ir pamatysit, kad iš tikrųjų apsirijėliai. Nes tai yra nesąmoninga priklausomybė. Aišku, ten jau aš pradėjau suprasti, kodėl norisi to ar kito. Ten profesūra jau pradėjo pasakoti, kodėl mes norim, pavyzdžiui, po pietų tos bandelės, o iš ryto laikomės dietos, po pietų jau prisišveičiam ir taip toliau. Kada jau anatomiškai pradėjo aiškinti, aš pradėjau suvokti, kas darosi. Nu va, ir kurį laiką aš pravažiavau po 5 savaičių, sulieknėjusi 12 kg. Čia iš Maskvos? Jo, aš jau juokiuosi visur ir YouTube kalbėjau, kad jau tada jaučiausi jau tokia plona, jau patikėkit, su 106. Tai va, ir žodžiu, ir ką, ir ten aš gavau pirmus pagrindus. Paskui dar pasimučiau apie 3 metus pirmyn atgal, dar tas buvo jau mažėja ir vėl biški pakilo, vėl pamažėja ir dar biški pakilo. Paskui jau atsirado švedų klinika, kur pirkau dalį programos, nes supratau, kad žinių dar mažai. O man labai buvo aktualu susitvarkyti sveikatą, vis tik 27 metai aš sergu diabetu ir be kažkokių medikamentų, be insulinų ir taip toliau. Tai vadinasi gerai valdomas diabetas puikiai. Tai va, kaip mano daktarė sako, nežinau, ką tu darai daryti. Nesigilina. Tai va tokie dalykai. Ir tada iš švedų dalį kompanijų, iš švedų vienos klinikos dalį programos, paskui Estijoje toks buvo ir yra genetikos institutas, labai daug dalykų, profesorė pati dirba su lieknėjimu, labai daug išaiškino tų, kaip vaikšto organizmai, kaip žarnyno bakterijos. Aš nesigilinsiu, tas jau labai peripetės, bet žodžiu, kaip viskas veikia, kad kodėl tas svoris negrįžta, kodėl jisai laikosi. Toliau jau kada pagavau tą, suvokiau, kad aš galiu tai reguliuoti, kad aš galiu būti nealkana, kad man nereikia sporto,
kad po 6 valgyti galima, po 6 valandos. Nu, tada kažkaip, aišku, per mano tą visą tą mėsmalę, kaip aš juokiuosi, praėjo visa giminė, ne visa giminė, bet jau kurie turi antsvarį. Ir va prieš 13 metų pradėjau dirbti svetimai žmonėm. Iš lėto įsivažiavau. Ir Londone dirbau ir taip jau gyvenimas susiklosti. Va, o ačiū COVID-ui. Atsirado online galimybė. Šiaip tai visada būdavo gyvi susitikimai, susitinkam, šnekam, dėliojamės ir taip toliau. Tai paprašiau gal. Tai aš visada sakau, kad COVID-as yra atitiko, dėl to, kad man būtų lengviau. O kas tuo metu būtent, kai dirbot su savim, su savo svoriu, viską, kas buvo jums sunkiausia? Ir šiaip gal, kokie sunkumai dažniausiai lydi žmonės, kurie turi antsvorio, kas jiem yra sudėtingiausias dalykas? Ir man, ir daugelį, kurie ateina pas mūsų grupę, žinau, kad didžiausia bėda ta, kad jau esi žmogus, kada tu esi stambus, jau aš nebekalbu ten labai nutukęs, tu esi stambus, tu esi išbandęs daugą. Tu žinai, kiaušinių dietą, angelų dietą, ten visokių vaikulės dietą, ką tik nori, žinai. Ir tu daug kartų bandėjai ir vėl grįžai ir priaugai tos, kaip aš ir sakiau, 12 numetį 17 priaugai, jau dingsta bet koks pasitikėjimas, žinau, kad ir kartais man taip būna, kada grupė susirenka nauja, čia spalį rinksim, atsisėda ir tu matai kameroje, kokie 3 veidai, čia dega lemputė, netikiu, bet jau paskutinis šansas. Matai, žmogus absoliučiai netiki, maždaug, dabar turėjau čia tokias stovyklas, turiu rudenį. Ir toje stovykloje irgi buvo būtent tos, kurios su lieknė 22, 24, 33 kg. Sako, supranti, netikėjom nieko, bet jau susimokėjau pinigus, liepė daryti ir dariau. Tai sunku patikėti dar vieną kartą. Žodžiu, kur vis bando, daro. Bandom tom populiariom, tokiom nedavalgyti, nedagerti. Tai tokie po 6 nevalgyti, paskui kai nutrūkstam, jeigu iš psichologijos žiūrint, tai valios užtenka, jeigu jos nepapildai, jos užtenka maždaug mėnesių. Man Estijoje ir išaiškina, kodėl visos programos maždaug sustatytos mėnesiui, ne? Todėl, kad tiek žmogus realiai gali įsilaikyti, o paskui nutrūksta. Ir kaip mes juokiamės tarp savų, nuo bėgių palaidais plaukais. Jau tada bet kur ir bet kaip. Tai va čia yra momentas. Antras dalykas, labai didelė dalis žmonių labai kompleksuoja. Mes dalyvavom keliose parodose ir kada pamato lieknėjimas, jeigu eina liekna nuo apylieknė moteris, tai dar prieina, dar pasignausia, jeigu eina stambus žmogus. Nedrįsta. Baimė, kompleksas, jis ir pats žino. Jūs manot, kad aš nežinau, kaip aš atrodau? Bet ta baimė dėl ko? Kaip atrodo? Ką pagalvos? Psichologija. Aš žinau, kad niekas man jau, aš netgi turiu tokį terminą, kažkur esu ne vienoje vietoje, tikriausiai sakęs, kad dar vienas pilypas iš kanapio nelieknės. O kai jau paskui prasideda ta sulieknėta, jau aš turiu net šeimom ateina, pavyzdžiui, Anyta lieknėjo, dukra dabar, aš vadinu pusmartė lieknėja. Net, tokiam giminėm. Nes, matai, realiai žmogus mato rezultatą, realiai mato nerauda, nealkanas, nereikia prakaituoti ir taip toliau. Tai labai tos klišės įsigalėjo. Jūs irgi sakėt, per savo giminę irgi praėjot. Taip. Tie, kurie tik norėjo, tai tie ir išbandė. Aišku, aš turiu, žinot, yra tas terminas toks pasakinys, kad savam krašte pranašu nebūsi. Yra ir dabar, pavyzdžiui, yra tokių, kas turi antsvorį ir taip toliau, bet tai ką. Tai jau praėjo tas laikas. Pradžioje man reikėjo labai eksperimentinį, dabar man jau jų nereikia. O kaip, pavyzdžiui, nežinau, giminės susitikimas, kalėdos ar gimtadienis ar ne, ir būna stalas nukrautas, tai jau kažką, ir visi valgo, kaip jūs jaučiatės, nesinori kam nors pasakyti, tiem apsirijėliam, kaip sakant, ką nors. Ne, žiūrėkit, pradžioj, aš jau įvaldžiau tą. Labai norėdavau. Aš ir galvoju, kad... Patikėkit. Taip norėdavosi pasakyti vietoj šitą pasimti. O dabar jau nepasinoriu. Daug metų iš tikrųjų jau kokie tikrai 7-8, kur jau, tiesiog žmogaus pasirinkimas. Netgi dingo, taip, jeigu susitinki, kalbi kažką, netgi dingo, sako, oi, kaip tu gerai atrodai, dar numetei ten kažką ir visą kitą, netgi nebediskutuoji tą temą, nes
Nes Jau ne. nebereikalingas tas reikalas. Bet iš kitos pusės, jeigu žmogui reikia, tai jis susiranda. Aš esu linkus, matot, aš esu truputį sakys, tikriausiai tokį terminą panaudosiu, su lyriniais nukrypimais. Aš vis tiek tikiu, kad viskam ateina laikas ir sulieknėjimui, ir į veidrodį negalėjimui žiūrėti į veidrodį. Viskam ateina savas. O tai kaip jūs čia įvardinat, tai vis tiek kaip liga? Priklausomybė. Priklausomybė. Viena iš priklausomybių. Taip. Mhm. Ypatingai jeigu yra emocinis valgymas, kada moteris, pavyzdžiui, lieka vieniša, vaikai užauga vieniša, vakarinė liūdesys, neturiu ką veikti. Kaip bebūtų kvaila klausytis tokią tezę mano, bet tikrai patikėkite, apie 50% nutukusių moterų vyresnio amžiaus yra dėl to, kad neturi ką veikti. Žiūri televizorių, kažką nuolat. Čipsiukai, tas anas. Nebūtinai čipsiukai, riešutukai gali būti. Atrodo sveika, bet kiek jūs sveika. Tai prieš 12 metų pradėjote konsultuoti 13 metų kitus, ar ne? Ir sukūrėte būtent tą lieknėjimo programą. Jo, dabar ta programa yra tokia, kadangi aš esu prieš 36 metus baigus psichologiją. Tai, taip, jinai ir vadinasi psichologinė programa. Svorio korekcijos. Čia, žodžiu, jūs nemokot dietų ir nesporto. Mes valgom daug. Mes nesportuojam, mes valgom daug, mes valgom labai dažnai, toliau po 6 valgom. Žodžiu. Nebent 8 einat miegoti, bet jeigu miegoti einat 10, pusė 11, reiškia apie 8 arba 1 valandą nakties. Kaip aš supratau, ką jūs norėjot pasakyti. Tai tada reikia valgyti po 8, apie 8, kad 11 valandą įsiskyręs toks insulinas, jis automatiškai organizme įsiskiria ir jis vakare labai dažnai prašo, pas daugelį moterų, sako, neik pažiūrėk, gal šaldytuve lemputė nebedega, užgeso. Žinot, norisi neit ką nors įsikišti burną, bet jeigu aš pavalgiu 8, aš apie 10-11, aš labai ramiai gyvenu ir organizmo visa ta metabolizmas turi ką veikti ir nereikia ieškoti lemputės degančios. Bet kaip tam anekdotė sako, žmona sako, einu pažiūrėsiu, ir durys užrakintas, vyras sako, ir man vieną atnešk. Tai čia tas variantas. Tai o kokia buvo pati pradžia būtent šitos programos, kaip jūs ją sukūrėte ir... Taip ir dėliojau. Iš tikrųjų, taip ir dėliojau. Šiek tiek iš Maskvos atsivežiau, nusipirkau dalį. Toliau buvo, iš esmės sumaišiau, tada buvo estai, nes kadangi aš Rygą važinėdavau į tokį institutą, psichologijos, ir ten man pasakė, kad yra Estijoje genetikos instituto moteris, kuri lieknina, mokslų daktarė. Tai, iš jų dalį programas pirkau, tada sužinau, kad Švedijoje labai sumažėjo nutukimo. Jeigu savo laiku Švedijoje buvo nutukėlių maždaug skaitė apie 48%, nutukusių žmonių, su antsvoriu turinčių nutukusių, tai šiuo metu apie 24%. O kaip pas mus, pavyzdžiui, dabar Lietuvoje yra situacija? Paskutinė statistinė informacija, kuri mane žiauriai gąsdina, tai yra apie 80% žmonių, kurie turi antsvorį, turi... 80%? Čia labai... 80% nuo tų žmonių, kurie turi antsvorį, turi tą vadinamą insulino rezistenciją, tai yra atsparumas insulinui, tai yra, aš mėgstu taip sakyti, tai yra slenkstis į 2 tipo diabetą, jau praktiškai jau viena koja stovi. Tai o čia paskutiniai, tokie. Tai labai didelis skaičiai. Labai, nes ką mes valgom, tai kas sveika, labai daug vaisių, valgom košės, geriam sultis, taip jūsgi irgi jau nebebuvot 6 metukų, kada buvo sulčiavimo mada, ne? Tai diabetui tai yra tragedija. Pavyzdžiui, tai šiaip sultis kaip maistas. Cukrus. Ir taip, nes cukrus, būkim teisingi. Tai va. Bet buvo ta tokia, toliau buvo laikas, kada sviesto negalima, margariną galima. Visa ta dietologija labai eina į priekį, iš tikrųjų, labai dideliais žingsniais. Bet kada tu išbandai ir pats ir tikrai ne ant 50 žmonių, tu supranti, kad nieko taip nebus, kol insulino nesusitvarkysi, kol žarnyno bakterijos nepasikeis, kol neužsisuks medžiagų apykaita, kad smegenys nesakys, šitą moteriškę sugalvoja badumą rinkti ir neduos valgyti, kol galva pradeda suvokti, kad tikrai maisto bus, viskas tvarko ir riebalus galima atiduoti, raumenyną reikia saugoti. Mūsų organizmas tai yra laboratorija. Ir mes taip įsivaizduojam, išvalysiu žarnyną, išvalysiu kepenis. Raminkit, jie patys labai gražiai valosi. Tai gerai.
Jūsų programai, kaip sakėt, Mhm. daug valgot ir po 6 valgot Taip, ir, ir valgom, ir ir valgom. dažnai valgot. Taip. Nes yra Žodžiu, toks hormonas grelinas, kuris prašo dažno maisto. ir tada ir nesportuojat. Taip. Tai ką jūs ten darote ir kas toj programai? Kas toj programai? Ką jūs ten veikiate? Taip. Nu, ką mes veikiam? Nu, Dieve, nu, geras klausimas. Net nežinau, kaip dabar Susirenkat pavalgyti. Susirenkam pavalgyti. Nu, žodžiu, susirenkam vieną kitą įtikinti, kad valgyti galima, Mhm. kad nereikia badauti, kad nereikia bijoti maisto, kad tik tam tikrų maistų yra tos kelios fazės, yra intensyvi fazė, kada maždaug apie 4-5 savaitės trunka, kada iš tikrųjų valgom tik tam tikrus produktus, daug, apsčiai, bet tik tam tikrus produktus. Toliau antra fazė ateina, kada įsivedam daugiau normalių, aš sakau, normalių maistų, ne? O paskui trečioje stadijoje tos, kurios, pavyzdžiui, ateina su antsvoriu 40 kg 50, ne, tai jos pasilieka ant tos antro etapo ir jos toliau meta svorį. O ką jūs vadinat normaliu maistu? Normalus maistas tai yra baltymas. Pirmiausia, tai yra baltymas, tai yra apsčiai baltymas. Tai reiškia, tai yra pirmiausia mėsa, reiktų- žuvis ir taip toliau. Toliau labai ribotas angliavandenių paprastųjų kiekis, aš nekalbu aplamai apie angliavandenius. Jisai į angliavandenių yra ir daržovėse, visur jo yra, bet aš Nes prieš cukrus irgi yra angliavandenių. Taip. Tai va, tai visi pyragėliai išvažiuoja, sultis, visa kita išvažiuoja, jau to mums neduoda, aš neduodu merginų valgyti, bet daržovės ir termiškai apdorotas, ir kas būna dažniausiai keista, kad ir keptus produktus galima valgyti, nes visi mes žinom, kad į garose virtus. Toliau, tai pas mus viskas galima, ir rūkytus galima, jeigu jums organizmas sveikata būsena leidžia, prašau. Tai va toks, nu, O pieno produktai? Pieno produktai tiek, kiek pradžioje tai jų labai mažai, tiek kiek kava, kažkas kažkur kažką, o vėliau tai antrame etape tai ateina visi rūgėsiai ir sūriai. Nes sūriai, pavyzdžiui, man atrodo labai skanu, ten pieno gal ir negert stiklinį. Taip. Čia kaip ir dabar tiek yra skanių tų sūrių visokių. Tai va, tik tai matot klausimas, kur su sūriais būna vienas, pavyzdžiui, su spanguolėmis. Ai, nu jau iš karto su cukrai, su persikais. Nu, aš jau tas parduotuvės prasimokius atmintinai kai kuriuos. Tai vat, pavyzdžiui, aš dabar nusipirkau avių sūris su juodais česnakais. Prašau, sveikatėlė. Skanus. Prašau, žinokit, pusryčiams. Taip. Ir baltymas gerai. Taip, ir baltymas. Šiek tiek ten yra ir to riebalo. Ir ten būna dažniausiai 0,0 kažkiek angliavandenių. Reiškia, cukrų praktiškai nėra. Vienintelis su sūriais, jeigu šnekam apie sūrius, tai reikėtų pasisaugoti tų neriebių, nuriebintų ir taip toliau. Taip, kuo riebesnis, to geriau, žinau. Taip, nes kuo liesesnis, tuo daugiau pridėta skaniklių, krakmolingų, visokio dalyko, kad išgauti tą skonio lygmenį ir labai ant to. Tai piena riebiausia, grietinė riebiausia, grietinėlė vaikavo ir viską visur maks. Kai atrodytų, ar ne, vengti riebalų, tai pasakykit, kvailai atrodo. Aš tai šitą žinau, iš tikrųjų, ir man tai net neskanus tas, kur liesiausias būna, jeigu pienas, ten, aš nežinau, į kavą įsipilti, tai kad spalva truputį pasikeičia, bet... Angliavandenių tai vis tiek gauni daug, ne, tos lieso pieno įsipilus, taigi jau 2 indukus grietinėlė, aš nežinau. Taip. Tai tu dar gauni ir riebalų, ir baltymo, dar atseit kažko. Tai jūs, reiškia, turit sudėliojusi tokią kaip mytybos kažkokį planą. Taip, dabar dar antras punktas yra, kodėl pradžioj tik baltymas, todėl, kad nukristų insulinas, nes insulinas labai yra tas hormonas, kuris galima suvaldyti maistu. Ne tiek daug hormonų galim suvaldyti maistu mitybą. Nes jeigu būna taip, pavyzdžiui, man asmeniškai Maskvoje buvo labai sunkios 5 dienos, kada, aš nežinau, kaip čia dabar lietuviškai išsireikšti, būna tas, kada tu tiesiog nerandi vietos. Yra toks tarptautinis žodis lomkės. Lomkės, jo, visi žinom lomkės, tai čia narkomanų. Taip, tai narkomanai ir tu supranti, kada tu eini į kliniką vakare pro tokius lariokus ten. Ir aš labai mėgdavau kivius. Ir kada tu eini ir tu supranti, kad priekyje, tu matai gatvėje kivį, kurio tikrai žinai, kad nėra, tu supranti, kiek yra pažeistas smegenis. Smegenis pyksta, kad negauna to įprastinio cukraus kiekio. Per laiką jau susitaiko su to, pradeda ramiai reaguoti ir viskas to pasakyti. Tai kada aš vis uždedu angliavandenio paprastojo, insulino kiekis
kyla, ne? Jis jo nesunaudoja tiek, kiek mums reikia, jo dar lieka, vėl jis kyla, vėl lieka. Ir ląstelių receptoriai pradeda nebepriimti to perdėto cukraus, tada atsiranda antro tipo diabetas, tas rezistencinis sindromas ar antro tipo diabetas. Aš labai mėgstu taip nemoksliškai šnekėti, nes iš tikrųjų teko man susidurti dirbti diabeto mokyklėlėse. Kaip sako, jūs skaičiuokit duonos vienetus, ten, tikrai mes ne visi. Ir jūsų, sakykime, darbą ne visi išmano ir šitos dalykus. Taip, ir man atrodo, žinot, kuo paprasčiau, to geriau. Sunkiausia yra, pavyzdžiui, kaip vis tiek, jūsų programa vyksta online. Online yra individualius. Bet jūsgi nestovit prie to žmogaus nuolat ir nestebit ir ten ar nekontroliuojat. Tai kaip tas žmogus, kaip nepaslyt, kaip jūs irgi sakėt, ar ne, einat pro, pamatot, kiviai, norisi, seilė, varva, toks gaunasi visada save, riboji, toks, aš nežinau, labai sunku turėtų būti, ar ne? Pirmas 5-6 dienas. Ir kas tada įvyksta? Ir tada nukrenta insulinas ir jis nebereikalauja, mums taip atrodo, mums skanu, mes norim. Organizmas nebereikalauja ir tu gali nevalgyti. Taip, dar užeina noras ir man užeidavo netgi savo cukrais, su diabetu užeidavo noras, kad to noriu ir to, o kada praeina kokie 3-4 mėnesiai, aš visai neseniai apturėjau tokią patirtį, kada sugalvojau, kad aš noriu ko nors skanaus ir aš nusipirkau naujienėlės, nešiau gabaliuką. Ko taip? Naujienėlės pyrago. Aha, pyragas. Jau čia jau labai valgysiu su kava, aš sau leisiu, ta prasme, jau dėl diabeto aš neturėčiau, ne dėl svorio. Ką jūs manot, aš atsikandu tą atsilpusių šaukštukų, dieve, kokią neskanumą. Saldu tešla, košė, burnoj. Taip ir išvažiavęs į ten, nes aš apart manęs ir mano mama gyvena su manim 106 metų, tai daugiau nėra kam sumaitinti, tai dalykų išmės. Bet tie ateina dalykai, kada tu paragauji, supranti, nebeskanu. Čia jau žarnyno bakterijos įsijungia. Ir reiškia, turbūt jau kai matai, kitą kartą irgi nebesinori. Bet tai tas, reiškia, pati sudėtingiausia yra pradžia. Taip, 5-6 dienas. Reiktų kaip ir suprasti, kad reikės pasikankinti, turbūt, ar ne? Ir aš taip pasakysiu, žinot, kaip sužaidžia, kada tu pradedi valgyti dažnai, taip, tu nori tų saldžiai, tu nori to vaisiaus, tu nori to, bet tu pradedi valgyti ir tu po savaitės užlipi ant svarstyklių ir tu matai -2 kilogramus. Kaip mergina sako, nesupratau. Oi, aš dabar vieną turiu per individualiai, net tiek jinai mane perlinksmina, nes sako, jis nieko nesuprantu. Moteriškis aukštojo išsilavinimo tikrai loginis mąstytojas, viskas ten gerai. Jinai sako, aš nesuprantu, valgau už 2, užlipu ant svarstyklių, jos per kamerą toks buvo pasakymas. Užlipu ant svarstyklių, -100 kg. Trumpas sujungimas. Žinai, aš labai dažnai sakau, ar reikia jums žinot, kaip tas lėktuvas skrenda, sėskit ir skriskit. Bet tai čia yra tiesiog žmogaus organizmo toks, ar ne? Taip, tai nėra kažkokia, taip, ir mes turim psichologinės, aš vadinu transiukais, meditacijom, intensivizavimo pratimai, tu vadink kaip nori, kad tas smegenis apdoroti, kad jo žinotų, ko aš noriu. Yra vizualizacinės pratimai, yra išsiunčiami, yra vietoj daromis per susitikimus, kada tu savo smegenims sakai, kokia aš noriu būti, kaip aš noriu atrodyti, kaip tik kvailai beskambėtų, bet tai veikia tobulai. Dar geriau pasikabinti turbūt nuotrauką. Veiksmingiausia ne nuotrauko, per mažas drabužis. Aha, kad tilptum. Turi pasikabinį gražią suknelę. Tu įsivelki drabužį ir jis tau visur nesueina. Aš visada juokiuosi, aš turiu po vieną palčiuką arba kokį švarkelį pasidėti. Per mažo dydžio. Jo, jis per tiek nesueina. Ir tai praeina, ypatingai jeigu tai yra rūbas, kuris tikrai tau patinka. Neperki to, kuris nepatinka. Tai praeina pasižiūrėti. Kada tu užsivelki ir tu suvoki. Tau gali svarstyklės rodyti bet ką. 64, 66, rūbas tau laisvas pasidarė. Labai dažnai merginams sakau, merginos, jūsų gatvėje niekas su svarstyklėm nesivaiko ir nesako, lip, parodyk, ar tikrai 200 gramų numeri. Juk iš esmės, tu kaip atrodai ir kaip jautiesi. Taip. Ir tada, kada praeina viena savaitė, kita savaitė, labai dažnai girdžiu nesąmonę, bet darysiu. Jau tada įsijungia kitas momentas. Paskui jau maždaug po 2-3 mėnesių jau programos pas mus jau skaitos 3,5, bet apie 4,5 aš dirbu.
kad Mėnesius. jo, kad Mhm. atsirastų įpročiai, Nu. įsiugdytų, kad nebūtų tas, ai, nu, dar šiandien pasilaikysiu, o jau rytoj jau tai pavalgysiu. Ir jūs turbūt dar vis tiek vedat ir palaikot, ar ne? Ne, tai Nu, taip, aiškinu, aš ten jau visiems iki nežinau, iki čia nusibodusi, kabinėjosi ir kodėl suvalgė ir ašgi žinau, jeigu man žmogus sako, po savaitės nei kiek nepajudėjo svoris, vieną savaitę gali. Ten, kodėl priauga staiga druskos sūriai pavalgė, druskas sulaiko vandenį organizmas, angliavandenį prisirijau ten sulčių. Sulaiko, bet tai labai greitai praeina. O šiaip aš žinau, nu, jeigu žmogus sako, ir tas yra nas, ir kitas jau svoris nebesireguliuoja, tai aš jau žinau, kad yra paleisti plaukai. Kažko nepasako iki galo. Iš esmės labai greit pradeda sakyti, nes supranta, kad tikrai nėra to. Nepaslėps. Ta prasme, netgi ne dėl to, kad pradeda jaustis saugiai. Nu, tiesiog, nu ir ką, nu nes. Pasitikė. Jo, pats išbandai, tu visai kitaip žiūri. Nu gerai, o dabar gal galėtume, pavyzdžiui, pasakyti, kokios dažniausiai yra nutukimo priežastis iš tikrųjų. Gerai. Čia psichologija irgi, ar ne? Yra psichologinės, yra tas vadinamas emocinis valgymas nesąmoningas, kada nervuojas ir taip prisikemšu. Ten yra toks vadinamas 50-50 riebalų, 50 saldumo, ne? Bet jie visi piragėliai, riebus ir taip toliau, tada išsiskiria endorfinas ir tu pasijauti geriau ir taip toliau, nuobodulys, toliau, neturėjimas, tikslo neturėjimas ir taip toliau. Vėlgi yra labai dažnas atvejis, pakankamai dažnas yra tas, kad vyras pavydus. Pavydus vyras. Jo, ir tada moteriškė nesąmoningai, kad nebūtų išvengta. Patraukli ir neatkreiptų į Toliau dar yra vienas momentas, paauglystė arba jaunystė patyrė arba prievartą ar priekabiavimą. Toliau yra tokių, kur pavyzdžiui buvo labai graži sulieknėjo, atsirado draugas, sakykime, ne, ir ten prasidėjo smurtas, tu tokia ir anokia, ne, ir dabar organizmas smegenys sako, palauk, čia pavojus. Tai va tose vietose mano psichologijos praktika labai pagelbė įsitraukti ir nustoti bijoti to kažko, kas kažkada buvo. Nes va čia jau aš galvoju, čia reiškia, jeigu turim tokias problemas, ar ne, tai čia iš viso jau reikia tada, su galva dirbti. Tai su galva aš taip ir vadinu, galvos remontą. Nes čia turbūt ir kaip tada padėti žmogui, kaip tuos savo įsitikinimus keisti ir kaip formuoti naujus įpročius, kaip vyksta tas toks iš psichologinės pusės procesas. Psichologinės, yra psichologinės konsultacijos, ne? Nes visos gana nemokamas, papildomai valandas, jeigu reikia. Toliau tarp eilučių labai dažnai, nes jos pildo tokias anketas, ne? Tai aš žinau, kur yra bėda, ne? Sakykime, pagal aprašymą, ne? Tai neįvardindama Onutė, Petrutė, Kazytė, ne? Tiesiog sakai, kad yra tokia galimybė. Dar vienas nutukimo, šalutinė nauda nutukimo antsvorio yra tai, kad aukos sindromas, man labai kojas skauda, įsišokinėkite, ne? Aptarnaukite, dėmesio gavimas. Yra čia labai daug tokių psichologinių. Ir labai skirtingų, ar ne? Pavyzdžiui, darbe labai patogu, aš tokia stora, aš ten nenaisiu, tu naik turi manęs, nes aš čia kol nusivilksiu. Va tokių labai daug tų šalutinių naudų, bet va tokios populiariausios tai yra tos. Ir aišku, insulinė nepriklausomybė, tai yra cukrai, su jogi prikrautas sočiai. Tai labai vis tiek įdomu, ar ne, kad vis tik dažniausia priežastis turbūt ir yra tas psichologiniai visi momentai. Ir kaip jūs ir sakot, ne su dietom dirbat ir ne su sportu, nes ar gali, pavyzdžiui, jeigu žmogus turi tokia yra priežastis nutukimo ir tada ar ne laikosi ten tos dietos, turbūt dėl to ir nepadeda. Jinai tam laikui kažkuriam padeda, kol valios užtenka, paskui ta emocija vis tiek jinai yra poreikis, pavyzdžiui, endorfinai, arba ten šitas serotonino skirimas sutrikęs, dopaminas nevaikštinėja taip, kaip turėtų būti. Tai yra tie, kurie maistą tam tikros rūšies paprastą angliavandenį gavus maistą šokoladą. Kodėl sako, tiek pavargus? Pavyzdžiui, Gytė tokia sako, aš pareinu į darbą tiek esi sunkusi, aš turiu suvalgyti plytą šokoladą. Tai čia, žodžiu, dar ir hormonai labai dalyvauja. Vienareikšmiškai.
Tai gerai, bet yra tabletyčių, žiūrėkit. Kokių? Nu, nežinau, hormonus, kur pareguliuoja, vėl kažką. Ar... Aš supratau, ką jūs norite pasakyti, aš jums pasakysiu paprastai. Pasakyk man nors vieną hormoną, kuris, pavyzdžiui, kai man liūdna vakare, aš neturiu, kas su manim bendrauja, liko tik televizorius, kokį nors piliulę duokit, kad aš Linksmiau būtų. linksmiau būtų. O kai aš užduodu užduotis, ne, įsivaizduoti, daryti, kas atsitiks, kas neatsitiks. Pavyzdžiui, tokie yra klausimai tokios formos psichologijai. Kas atsitiks, kai aš sulieknėsiu ir kas neatsitiks, kai aš sulieknėsiu. Tu sėdi ir parašai ir reikia atsiskaityti, žinok, tai šitų bjaurių. Namų darbus padaryti. Jo, dar namų darbus. Ir tada, kada pats sau susirašai, kas atsitiks, o Jėzus atsitiks, jau vienas kelias operuotas, atsitiks ir antras. Ir tada jau, nors šiaip sveikatos būklė nėra. O gal galim kažkokį trumpą čia tokį, nes jau mes ilgai čia plepam, bet vat kažkokį, vat, kaip jūs sakote, ne, pratimą, ar čia meditacija, ar kažkokia ten vizualizacija, ką jūs kartu, vat, gal ir žiūrovai norėtų tada prisijungti. Aš jums, merginos, taip pasakysiu. Pirmiausia, tai bus taip. Pirmiausia, tai sakysiu, oi, kokia nesąmonė, kad tai veikia. Bet aš visada sakau taip. Jūs padarykite 10 kartų ir man tada skambykite ir sakykite, ryte neveikia. Ir aš tada labai sakysiu, labai faina, tikrai neveikia. Kaip jau mano gyvenime, tiek psichologinėse konsultacijose, tiek seminaruose, tiek stovyklose nėra nei vienos praktikos, kurios aš nebūčiau išbandžius. Arba aš sakau, vat naują praktiką, nebandžiau, nežinau, bet pabandom. Taip, tai būna. Bet kada aš būčiau neišbandžius, pavyzdžiui, gerai, dabar mintelė tokia prabėgo, žinau apie ką. Vat įsivaizduokit, jūs turit, šiandien turėjo darbę konfliktą. Čia klausytojam jūs, ne? Ir einat namo, važiuojat namo ir ten galvoju su savim baratės. Kaip čia taip man pasakė, kodėl pažiūrėjo, galėjo nesakyti. Aš tai niekada taip nepasakyčiau, aš ten patidaviau paskutinės ją. Jūs vaizduojat, jūs grįžtat, atsisėdat. Čia ta pati durnoji vieta. Sėdat, užmerkėt akis ir įsivaizduojat, kad jūs sėdite ant upės kranto. Upė teka, dabar svarbu, kad visi atsimintų, iš kairės į dešinę. Iš kairės. Čia svarbus momentas. Svarbus. Iš kairės į dešinę. Vanduo švarutėlis, saulės blyksniai, ten kaip kas įsivaizduoja, ne? Net akmenukus aš galiu matyti ir taip toliau. Ir aš suprantu, kad aš turiu tą galvoj, tą mėsmalę, kuri ten aš ją įvardinu kaip, pavyzdžiui, pirmas simbolis, koks ateina į galvą, tegul tai bus, pavyzdžiui, puodelis, ne? Va ta visa makalienė, tegul tai bus puodelis. Ir žiūriu, man upėje atsiranda lapai, raudoni, pavyzdžiui, kaip vyšnia, nebūtinai tas spalvas, bet pasakysiu, raudoni kaip vyšnia, pavyzdžiui, rudi kaip riešutas, ne? Geltoni kaip citrina. Ir ant vieno iš to lapo padedi tą puodelį, jeigu puodelis buvo simbolis, ne? Padedi ir tu stebi, sumerkęs, kaip tas puodelis su visu tuo lapu plaukia. Upė nuplaukia. Nuplaukia upė. Ir ten upė užsisuka už miškelio, ne, jau nebesimato. Ne? Gerai. Dar galvoju, dar puodelio rankenėlė liko, ne? Dar biškį jaučiuosi, ne? Ir vėl. Ir po to jūs atsistojat ir ką nors padarot, pavyzdžiui, atsigeriat vandens, kad iššok nuo to vaizdo. Viskas, aš jums garantuoju, bet vis padarėme ir jūs neturėsite toks. Žodžiu, mintimis paleisti tokį visiškai. Nes čia suveikia tas principas, aš matau, ne? Aš darau, aš girdžiu, aš suvokiu, ko noriu, ne? Ir smegenys va taip dirba. Jos supranta, išėmė ir atidavė. Jeigu išėmė ir atidavė, nieko neliko. Čia galima ir su debesėliais. Plaukia debesėlis. O kodėl ne? Todėl aš pasakysiu, todėl, kad debesėlis labai sunku jį visiškai panaikinti iš savo, tada jau labai vaizduoti. Aš turėjau. Toli turi plaukti debesėlis. O čia va tiesiog miškelis, rūpia užsisuka už miškelį, ten jinai nuteka, dievai žino kur, ne? Ir aš tiesiog va tą paleidžiu. Tai yra patikrintas merginų jau, aš nežinau kiek, grupėse, na jau, jeigu pradeda sakyti, ai, ten višnis. Viešpatė. Čia tokias labai greitas, lengvas psichoterapinis pratimas. Įdomiai. O kodėl iš kairės į dešinę? Todėl, kad taip yra. Kairė yra praeitis, dešinė yra ateitis.
Nu, kaip yra manoma, kaip mūsų Mhm. pusrutuliai dirba. Šitas, ne? Smegenys. Jo, smegenų pusrutuliai, jeigu man dirba dešinys, tai aš kairiarankis, jeigu kairys, tai dešiniarankis, nu, viskas labiau negu gyvenime. Tai po programos jūsų, ar ne? Žmonės, kurie dažniausiai šiaip su moterimis dirba. Su vyrais tik individualiai. Nes Nes jau tiesiog kitaip pusrutuliai dirba. Rimtai, aš nejuokauju, tiesiog anatomiškai truputėlį kitaip. Tai ta upė jam ne visada suveikia. Ne visada. Okay, tai va čia svarbus momentas. Ir norėjau paklausti po programos, ar ne? Ar pavyksta dažniausiai dalyviams pakeisti vat, būtent tą mąstymą ir po to išlaikyti tuos rezultatus, kaip vat, tų sėkmės gal kažkokių istorijų turi? Aš pasakysiu taip, aš turiu kelias, kurios nutrūko, paskui grįžo. Nepavyko kažkaip, ar ne? Nu, prasilaukia, jau kada pradeda, aš visada sakau, dar maždaug dabar gerai, yra grupė, ne? Baigėsi, ir aš sakau, pusę metų, dar ta grupė neišformuota, jūs galite klausti, jūs galite domintis, aš visada, mes su tas, čia labai ilgai paimsiu, jo, aš paimsiu už rankos ir pavėdėsiu, ne? Bet tada prasideda, žinot, moteriškas, užaugo 2-3 kg, jau gėda skambinti, ne, nu čia dabar. Vėl tas ir vėl jausmas. Kai priaugo 18, pavyzdžiui, iš 26 numestų, tad jau nebegėda skambinti, tad jis sako, reikia gelbėti, įmu programą individualią, darau ką noriu. Taip keletą turiu tokių, toliau kelias turiu tokias per tiek metų, kada pabandė, metė, grįžo, metė, trečią kartą susimokėjo pinigus, jau man net neskambino, susimokėjo pinigus, vėl po 2 susitikimų metė. Suprantate, nu tiesiog, nereikia žmogui. Man būtų pinigų. Ne pinigų, nereikia lieknėti. Nu, vat nereikia dar. Jie gal nori, bet valios trūks. Ne valios reikia, ne valios, brangiosios, ne valios reikia. Reikia tiesiog savo pasakyti, aš to noriu ar nenoriu. Nu, žiūrėkit, aš palyginsiu labai negražų dalyką. Ateina žmogus, sako, aš mėgstu labai saldžiai ir be saldžiai negaliu gyventi. Nu, aš pavyzdžiui irgi mėgstu. Tai imkite ir kabliuokit cukrų iš cukrinės. Į kokio bėso jūs valgot, jeigu saldžiai aš noriu. Reiškia, hormonai reikalauja kažko, bet ne cukraus kažkodėl, ar ne? Reiškia, kada įsiaiškinam, ten yra tokie testai, pavyzdžiui, ką jūs rinktumėte su bandelė, pusiau riebų pyragėlį ar vaisių, juodą šokoladą. Ir pagal tai jau galima spręsti, kur pas žmogų yra tas kažkas. Problema. Pagal figūras, pagal daugybę tų niuansų tiek primokė, kad jau tiesiog kartais net juokas, nes neįma, mat būna kartais eini gatvę ir tu matai, eina moteriškė, taip norėtųsi prisakyti. Ateik, už 10% mokesčios. Nebepaina, pavyzdžiui, vos eina. Tiesiog išgelbėt, ar ne? Jo, mano vyresnio amžiaus žmogus eina ir atrodo, bet, aš pati žinau, jeigu prie manęs būtų gatvėje priėję, tada, kai aš buvau labai graži, pasakė, ateikit, aš jūs liekninsiu. Sakės, žinai, eik tu toli, ten kur upelis nutekėjo. Matai. Tai, žodžiu, vis tiek Prišnekėjau nesąmonę. Viską labai gerai pasakėt, bet tų sėkmės istorijų labai daug turiu. Turi. Bet, pavyzdžiui, mergaitė išėjo iš mūsų 22 kg metus, nes pasirinko savarankiškai, jokių kartojimų, jokių nieko. Važiavo dabar stovyklą 43. Virš 30 aš turiu begalę. Tai čia per tuos 4 mėnesius? Ne, per 4 jinai numetė 22. Ir po to. Ir tada išėjo į savarankišką gyvenimo būdą, ne? Taip. Viskas, jinai metas svorio ir vėl nemato. Toliau 33 kg, dabar stovykloje po 22, tai jūs neįsivaizduojat, kiek jų yra. Tai čia, žodžiu, svarbiausia, kaip suprantu, vis tiek yra tas noras, ar ne, noras sulieknėti iš tikrųjų. Pradžiai noras, o paskui suvokimas, kad jau tai vyksta. Nes tas, kada tu supranti, minus 2 kg, minus 3 kg, tu dar, tas trumpas sujungimas dar kažkaip atrodo, ne visai čia, kažkaip ne taip. Paskui jau antroji pusėje programą susijungia, Rita, kai bus kaip, kad negrįžtume, nes visosgi praėjomės per tą. Taip. Nutukai, suliekniai, jo, ir vėl nutukai. Tai va tokie, čia jau įsijungia įpročio, aš įpratus, kad parėjus iš darbo, jeigu aš pavalgiau, reiškia, aš tikrai valandą nepulsiu, labai didelis procentas
darbę, ten atsigeria kavutės, 15 minučių namo ir grįžta nuolio alkano. Taip, taip. Juk nealkanas, tiesiog susiformavę tas, vis tai sako, tas inkaravimas, ne, čia einu į namus, nusiplaunu rankas ir einu į virtuvę, ką čia sunaikinus. Ne? Tai čia va tie dalykai visiškai. Bet pavyzdžiui, gal net ir nebūtina turėti viršsvorio. Dažnai žmonės, pavyzdžiui, aš savo leidžiu valgyti praktiškai viską, ne? Bet tai nereiškia, kad tai yra sveika ir neturėsiu aš dabar čia tų sveikatos problemų. Gal vis tik aš remdamasi psichologiją, aš jums pasakysiu taip, vis tik smegenys mus perspėja, kada jau negalima. Man kažkada, atsimenu tokią repliką, viena moteriškė metė, kad jūs sakot, kad vaisių nevalgyt, vaisių sveika. Kol jūs sveika, kol jūs liekna, kol jūsų organai dirba kaip laikrodukas, suvalgyti sveikatą, aš lygiai taip pat galiu suvalgyti visus savo diabetų, ne? Bet ne tada, kada jau tu turi bėdą. Paprastai tariant, išopėjo koja. Tai ne, sako diabetinė, pavyzdžiui, opa, ne? Tai ne, aš vis tiek ėsiu, nes matytai sveika vaisiai, apie ką mes šnekam. Tai vis tiek reiškia, išlenda kažkokios, Visada duoda, organizmas visada duoda. Mes jį dažniausiai nereaguoja. Arba pasakom nuo pirmadienio. Arba gimtadienis, paskui po naujų metų. Arba eina gydyti tą ligą atsiradusią ar kažkokią, ar ne? Jo, ne priežasties simptomą. Taip. Aukštas kraujospūdis, ne? Eina gydyti kraujospūdžio, ne? Vietoj to, kad tiesiog paimtų ir nusumuštų. Arba tas kortizolis. Jau dabar toks, jau prakeiktis cholesteroliai visi. Kodėl nepasižiūrėti biškį to maisto? Gerai, nereikia man svorio mesti, sakykime, bet cholesterolis aukštas, ne? Paimu ir sumažinu tų cukrų kiekį. Nenusiimu, nebadauju, ne kažką, bet tiesiog pirmoji dienos pusėje suvalgau, ne antroji. Tai žodžiu, pats blogiausias apskritai iš visos mūsų mitybos yra cukrus. Numeris 1. Bet kuriuo atveju taip. Bet manai, jisai turi ir pliusų, ir minusų. Cukrus gauna žmogus, energijos gauna, ypatingai jeigu saldu ir riebu, kaip minėjau, ne, iš karto tas toks. Būstas toks. Jo, būstas. Bet jo, kartais mums reikia to būsto, bet gal tada, vėl kontroliuoti, ar ne, save. Pasakykit, kaip būstą gauti, paklauskit, kaip būstą gauti. Kaip gauti būstą, kava padeda? Jeigu ką tik išgėrus, ne. Nors galva sako, jau išgėriau kavos, tai gerai jaučiuosi. Nors jinai ten dar iki pilvelio nenuėjo, bet nesmė, jau veikia. Teisingai? Tai va čia yra psichologija. Aš atsigėriau kavos, aš iškart pasijutau geriau. Placebas. Taip dirba mūsų smegenys. Lygiai taip, kaip aš pavalgau to ar ano. Aišku, yra hormonai, kurių nepareguliuosi maistu, moteriški. Nepareguliuosi. Skydliaukė. Labai sudėtingai. Tam tikrą prasme kažkaip, bet tikrai labai sudėtingai. Bet jau tos, kuriuos gali reguliuoti, dėl Dievo. Gerai. Labai įdomu jūsų vis klausytis, bet jau pabaigai. Ką palinkėtumėt, ar tiesiog patartumėt mūsų žiūrovėms ir žiūrovams? Kuriems reikia sulieknėti, ar kuriems nereikia? Ir tiem, ir tiem. Tiem, kuriems nereikia, organizmas sveikas, sportuoja, daro taip, kaip gyvenat. Jeigu tik jūsų organizmas ant jūsų nepyksta, nieko tikrai rekomenduočiau nekeisti. Tikrai labai sąžiningai. Džiaugtis gyvenimu. Džiaugtis gyvenimu, iš tikrųjų taip. Kitas momentas, kada jūs turite antsvorį. Aš turiu tokį terminą mergaitės. Nežiūrint kiek jo metų, aš visada taip sakau, mano mergaitės. Aš visada sakau, nesusigundykit tokio žmogaus patarimų, kuris nesusidūrė su nutukimu. Man teko būti radijo laidose, kada mergaitė rekomenduoja labai daug sportuoti ir taip toliau, ir jinai jau numetė 2 kilogramus. Dėl Dievo, ką reiškia sportuoti man su 128? Sąnariai, širdis, aš jau net nebekalbu, ne? Tai dabar nuskambės negražiai, bet aš taip pasakysiu, susiraskit buvusių storulį, kuris iš tikrųjų, aš ne apie save, bet kuriuo atveju, tas, kuris įvaldė ir su juo tarkitės, ką darė ir kaip praėjo. Nes tas madingas pasportuosiu, nepavalgysiu, protarpinis, keto, badavimai ir taip toliau, jie trumpalaikiai rezultatai.
Jūs juk neįsit, pavyzdžiui, prie konteinerio ten, knysasi konteinerį, jūs neįsit, sutikit su tuo, pasiklausti, kaip man finansus pagerinti, ne? Ne. Nu, kažkodėl, o vat jau labai dažnai mes gaunam, pavyzdžiui, tokį, atsiunčia, pavyzdžiui, tokį, pareklamuokit mūsų, ten kažkokį, pavyzdžiui, ten kažkokį sporto inventorių. Ir ten nuotrauka jauna, jūsų amžiaus jauna moteris sportuoja. Na, sakau, atsiųskit man bent 100 sveriant ant šito treniruoklio, aš jūs išreklamuosiu per visur. Kad jis tikrai gali padaryti tokius judesius, jis gali va taip sukelti kojytės, rankytės, išreklamuos. Nėra tokių. Pirmiausia, tu turi susitvarkyti. Bet tai viskas. Susitvarkyti su savo galva. Su savo galva ir susidraugauti su savimi, tai tam, kad sakytų, oi, kaip aš baisiai atrodau. Sakau, nu vis tiek. Oi, turėjom vieną klientę labai fainą, aš jums pasakysiu, jos labai daugam iš tikrųjų patinka tas sakinys ir labai, jinai taip sako, nu šią savaitę nedaug, suliekniau, bet vis tiek sviesto pakelį numečiau, 200 gramų. Tai vis tiek sviesto pakelis. Tai jau tas sviesto pakelis eina per grupės kaip anekdotas. Nu vis tiek sviesto pakelį numečiau. Nu, bet tai vis tiek, nu tai po kilogramą į mėnesį jau metų, aš turiu 12, ne? Ko mes tikimės? Piliulę per mėnesį 7, ne? Jo, lengvo ir greito rezultato. Reiks pradėti pardavinėti proškas. Placebo. Placebo. Placebo tabletytės. Išgeria tabletę ir lieknėja. O gal ir suveiktų, žiūrėkit. Manau, kad kažkuriam kontingentui suveiktų. Tikrai taip. Tai jūs socialiniuose tinkluose, ar ne? Galima rasti kaip Lieknėkime kartu, žinau? Lieknėkime kartu profilis. Yra mano asmeninis YouTube irgi Lieknėkime kartu ir kur tik nori ten rasti. Apie naują projektą toj pasileisiu, nesakysiu, kokį pontarim. Sekit ir sužinosit. Sekit ir sužinosit. Ačiū už patarimą. Tai spauskite like, follow, širdeles dėkit ir labai nekritikuokit tos, kurios pažįstate. Mylėkit mane. Tai pakomentuokit ką nors. Komentuoti galima, bet gerai Taip, komentuoti. tik tai. Nu, kaip ten sako, jeigu neturi kas pasakyti ką gero, tai jau geriau patylėk. Jo, yra tiesos tame. Tai ačiū Jums labai. Tai jums ačiū, kad pakvietėt. Fainiai, visai geras. Labai smagu. Balandžiukas. Ir iki pasimatymo kitoj laidoje. Iki.